Labas vakaras. Aš Marius Germanas, santykių coachas ir Karolis Stasiūnas, The Legacy coach. Šiandien mūsų Sveiki. tema yra mūsų gyvenimus pakeitę metodai ir įpročiai, apie ką mes vėl pasidalinsime, ką mes naudojame, kaip tai pakeitė mūsų kasdienybę ir galimai pakeis jūsų, jeigu jūs tai išbandysite. Vienas ar kitas žingsnis nauja linkme tikrai įpūs naujų vėjų į gyvenimą arba atneš naujų patirčių. Tai aš pradėčiau nuo to, kad sportas, kuris mane lydėjo visą gyvenimą, atsirado kaip ryto rutina, tam, kad būtų skaidresnė diena ir skaidresnis mąstymas, kad būtų kantrybės, kad būtų balansas, kad būtų ramybė, einant per dienos iššūkius, per tam tikrus dienos sunkumus, kai reikėjo tvarkyti su savimi, tai buvo bėgimas, man tai nuo mokyklos laikų yra likęs tiesiog prasidėjo kokius 3 km, 5 km ir tai darant pastebėjau, kad per dieną lieka daugiau energijos, būna daugiau energijos, aš žvalesnis greičiau priimu sprendimus ir drąsiau einu per dieną. Tai buvo vienas pirmųjų įpročių, kurį susikūriau ir kuris lydi mane visą gyvenimą ir labai džiaugiuosi dėl to, nes taip kaip aš atrodau savo veidrodyje, aš džiaugiuosi dėl savo išvaizdos, visada, žinoma, galima tobulėti ir norisi kažko daugiau, norėtųsi gal kažkokio raumens priaugti, žinoma, ne riebalo, nes yra pasisekę riebalo priaugti vieną kartą gyvenime, bet after all, džiaugiuosi kaip atrodau, džiaugiuosi kaip jaučiuosi, kūnas yra pilnas jėgų ir turbūt atrodau panašiai kaip atrodžiau 18, tarsi nesu gyvenime atrodęs geriau negu atrodau dabar, vien dėl susikurtų įpročių. Ir prie šitų įpročių puikiai prisidėjo 7 dienų iššūkis, kuris Karolio dėka atsirado mano gyvenime ir dabar, ką naudoju, būtent yra Karolio pasiūlytas priėjimas, kaip čia įrankis rytais, tai yra 4 kartai po 30 atsispaudimų, 4 kartai po 25 atsilenkimus ir 4 kartai po 40 pritūpimų. Toks trumpas, greitas ir širdelė turi ką veikti, ir kūnas visas pažadintas, ir tada šaltas dušas. Ir mane tai veža, tai užkabina, tai yra kažkas kaip narkotikas, kuris, jeigu ir numesčiau keliom dienom, tai grįžta. Vienoje ar kitoje formoje iš lėto trumpai tiesiog, kai pradedu stebėti save, kai to nedarau ir kokia būna diena, kiek energijos, kaip tvarkausi dienoje su savo emocijom, su dienos darbais, tada suprantu, kad be to net nereikia, negalima, nenoriu, nes rezultatai baisus. Ta prasme, konkrečiai palyginus, yra tiesiog baisus rezultatai, nes jeigu atsikeliu, būna dienų, noriu pamiegoti ilgiau, pamiegu ilgiau, tada per dieną atrodo, darant tuos pačius darbus, nėra energijos juos daryti. Toks ir lėčiau norisi, ir tingiau, lyg prisėst, lyg prigult, gal čia telefono kažką. Ir taip labai pabėga daug energijos. Tai puikus iššūkis, tikrai nuostabiai pakeitė, įtakojo mano gyvenimą. Pirmą kartą kai dariau, dar prisimenu, kaip pirmą video dalinausi, kad juokaudamas sakiau, kad kodėl pas mane tokie draugai nepakviečia alaus, o varo bėgioti iš pačio ryto ir šaltą dušą, bet labai džiaugiuosi dėl pasiektų rezultatų ir pastebimų pokyčių savo gyvenime, savo mąstysenoje ir savo energijos lygyje. Tai tiek iš manęs pradžiai. Prašom, Karoli. Jo, tai Mariau, džiaugis, kad turi tokius draugus, kurie bėgioja ir daro šalčio terapiją, nes turėtum kepenų problemų su kita kompanija. Tai žinai, visur savi pliusai, savi minusai. O šiaip, Marius čia tokį man, kadangi mes nesidalinam su Mariumi, kokius mes būtent punktus dalinsimės gyvam skambutyje, ir viskas gaunasi ekspromtu, tai Marius iš manęs nukniaukė patį pirmą pavyzdį, tai ir būčiau būtent davęs būtent sportą. Tik tais pasidalinsiu tokiu vienu, būtent pridėsiu prie Mariaus punkto, ne, tai sportas ir ryto rutina, bet pasidalinsiu vienu lūžiu, ką Marius paminėjo, tai galbūt tai bus naudinga ir Mariui, ir aš, man atrodo, esu minėjęs, bet nežinau, ar šituose video. Tai yra toks niuansas, kad kai aš pradėjau laikytis ryto rutinų taip griežčiau, ne, pats, tokią atsakomybę pajaučiau, būtent tą discipliną įsidėjau
Ir pas mane atsirado toksai ciklas, kur jeigu aš, pavyzdžiui, pramiegu žadintuvą arba nenueinu laiku miegot, atsirado toksai kaip ir mechanizmas, kurio metu aš kaip ir save šiek tiek tyliai nubaudžiu ir susigadinu dieną. Ir aš tada visiškai netyčia pats save pagavau ant to, kad man labai svarbu yra būti visiškai nepriklausomu nuo nieko. Ta prasme, nei nuo žmonių, nei nuo daiktų, nei nuo metodų, nuo nieko. Absoliučiai. Visiškai. Ir aš pagavau save, kad aš esu priklausomas nuo disciplinos, kad aš esu priklausomas nuo to ryto rutinos ir kad neįtakoja mano dieną. Ir aš toks, no, čia kažkas ne taip. Ir kas gavosi, kad aš užmečiau inkarą ant vertybės, kurią prisegiau prie būtent to ryto rutinos, ne? Prie tos buferio zonos. Ir kas vyksta, gaunasi, kad kas kartą, kai mes, sakykime, kažkokiu būdu netitinkame tų nustatytų standartų savo, mes save kaip ir pasmerkiam tai blogai dienai, ar netokiai produktyviai dienai, ar dienai, kuri yra linkusi į blogesnius įpročius. Ir tai yra visiškai tiesa, nes vienas blogas įprotis skatina antrą blogą įprotį, antras blogas įprotis skatina trečią blogą įprotį. Tačiau aš atradau būtent tą momentą, kuriame visą tai galima sutvarkyti. Tai yra neteismo būsena. Neteismo būsena reiškia, kad jeigu, sakykime, jūs nenuėjote laiku miegoti, aš, pavyzdžiui, miegu intervalais. Tai pas mane nėra taip, kad aš ten, galiu miegoti, sakykime, 7 valandas ir aš miegosiu 7. Ne, aš miegosiu 6. Nes man reikia miegoti intervalais, kas 1,5 valandos. Tai reiškia arba miegu 1,5 valandos, arba 3, arba 4,5, arba 6. Aš ten daugiau labai labai retai, bet šiaip pas mane iki 6, ne? Ir dabar kas vyksta, kai aš atsikeliu palei tą savo galimybę, ar net atveju buvo, kai tikrai pramiegojau pats savo žadintuvą ir tą natūralų mechanizmą pramiegojau ten dėl maisto, dėl kitų niuansų, ne? Esmė tame, kad aš atsikėliau ir aš vis tiek padariau, ką aš turėjau padaryti. Ir aš neleidau tam įvykiui, tam nukrypimui mane pastatyti tą poziciją, kad čia viskas. Va dabar tai užšliauši. Jau šiandien vakariai turėklus kabintis. Tai aš nebedaleidau tokių dalykų, nes aš pagavau save ant to, kad aš esu priklausomas nuo būtent ryto rutinos ir ar aš tikrai negaliu būti toks pats, įvardinkim žodžiu, geras, profesionaliai, produktyvumu, kaip aš esu su ryto rutina. Ir aš tikrai galiu būti toks pats geras tame, kas tai įtakoja, nežinau, galbūt mano įsitikinimai, galbūt mano visas gyvenimas praleistas sporte, galbūt mano daug metų praleistų vidinio darbo su savimi, ugdant discipliną ir apskritai praktikuojant įvairias disciplinas ir buvimų disciplinuotų. Tačiau esmės tai nekeičia. Būsena turi būti be teismo. Kas be nutiko? Nes jeigu netgi tie žmonės, kurie dalyvauja mūsų 7 dienų iššūkyje, tasme pagalvokite, koks tikslas iš mūsų iššūkio, jeigu jūs suklydote, net nesuklydote, o tiesiog įvyko situacija, kuri jūs privedė, sakykime, dabar prie tos būsenos, kad jūs nepadarėte taip, kaip turėjot padaryti, ne? Tai ar iššūkio esmė yra save teist? Tikrai ne. Ir tikrai nerekomenduoju to daryti ir neleiskit jokiem veiksmam, jokiom treniruotėm, niekam pasakyti taip, kaip jūs turit jaustis. Jūs galite jaustis nuostabiai visiškai be nieko. Tai yra įrodymas, tai yra faktiškai įrodymas, jog tas laikas, kurį mes skiriam savo ryte, jisai yra nuostabus, jisai man tarnavo, jisai man sukūrė tikrai labai labai daug galingų įrankių ir labai didelį davė pranašumą. Tiesiog mes negalime nuo to priklausyti. Ir kai yra situacija, kur mes negalime to padaryti, mes privalome jaustis gerai. Tai šita realizacija man būtent prie šito punkto buvo vienas iš tų požiūrių, vienas iš tų metodų, kurie man realiai padėjo padaryti proveržį netgi tomis dienomis, kurios nėjo palei planą. Tai, Mariau. Super, čia geras iš tikrųjų pastebėjimas. Aš dėl miego konkrečiai buvo variantas, kur ėjau miegoti pakankamai vėlai ir žinojau, kad miegosiu gal 4 valandas, gal 5 valandas ir buvo tokia mintis, kad just man sekundžių.
Tai ką Marius bandė pasakyti, kad jisai galėjo pamiegoti 4 valandas, bet norėjo miegoti 12. Nu, bet to ateisis papasakos geriau. Taip, grįžau. Buvo mintis, kad jau prieš einant miegot, galvoju, jau jaučiuosi pavargęs ir jau su mintim, kad kelsiuos pavargęs ir bus prastai. Ir tada galvoju, o kodėl tokią programą? O kodėl aš negaliu nueiti miegoti su mintim, kad taip, aš miegosiu trumpai, o atsikėlęs jausiuos gerai. Ir to pilnai užteko, kad aš atsikėlęs toks, toks save pagavau, kad nu taip, ir viskas gerai. Vien tai pati intencija pakeitė miego kokybę. Dabar grįžtant prie žingsnių, kurie tikrai padarė įtaką mano gyvenimui ir kaip aš jį matau, tai vėl būtų per sporto prizmę. Šių metų pradžioje pasižiūrėjęs video, susišvietė vakare padaryti virš 100 atsispaudimų, kur tikrai nedarydavau aš jų ir mane, nežinau, darydavau, bet tai nebuvo toks, kad pastoviai ar dėl kažkokio skaičiaus. Ir padarius juos toks, tipo, kietas pasijaučiau. Žinai, tai vieną padariau ten gal 110, nežinau, bet ne per vieną priim, bet, na, geras, tipo, kietas aš. Ir dabar suprantu, kad aš kiekvieną dieną padarau po 120. Ir toks, tipo, gal 200 būtų įdomu. Ir tai yra per sporto prizmę, bet tai yra panaudojama ir versle, ir santykiuose, ir kokią nori gyvenimo sritį paėmus. Tai yra tiesiog apie tam tikrų žingsnių kartojimą, kur pradžioj atrodo jie sunkus, dideli, toli, bet pradėjus eiti kelias pradeda vertis ir dramblį reikia valgyti kąsniais. Jeigu mes jį pasidalinam mažais gabaliukais, jisai taip pat yra suvalgomas. Jeigu mes jį visą norim apžioti, tai turbūt truputį užtruksim. Tai va šitas, kai aš supratau, tai gal praeitą savaitę, kai toks tipo, kiek aš užaugau, koks yra skirtumas tarp to, kas buvo pradžioj metų, wow, ir dabar tai yra kaip žemoji riba, galime pasakyti, tai galvoju, va šitą dabar reikia tiesiog perkelti kitas rytis ir tai yra labai puikus pavyzdys man, kaip įpročiai sukuria rezultatą, nes taip ir išvaizda pasikeitė ir atrodau gražiau, pats savo labiau patinku ir kūnas yra energingesnis ir tai tiesiog paprastas įprotis, kuriam nereikia skirti valandos, 2 valandų laiko, nereikia specialios įrangos, tiesiog reikia nusiteikti, ką darysiu ir daryti, o ne klausyti protų istorijų, kodėl ne, kodėl geriau lovai pagulėti, gal čia nusišneki, gal jau užtenka ir taip visas fainas. Tai kiekvienas mes turėtume pasirinkti, kur mes norime proveržio, pasidaryti planą mažais žingsneliais ir nekaltinti savęs, jeigu praleidžiam tą žingsnelį, paploti savo vien už tai, kad pradedam ir kad darom kažkokį pokytį savo gyvenime link norimų rezultatų. Tai tiek iš manęs. Prašom. Iš tikrųjų, tai aš atsimenu, kai po avarijos grįžau į sportą, tai pas mane ten ir preparatų vartojimo periodas buvo, kuris mane tikrai susilpnino ir nukišo mane tikrai į gilų dugną, tiek fiziologinį, tiek psichologinį. Ir atsimenu, kai pas mane avarijos metu buvo 6 slanksteliai paliesti, jie ten šiek tiek kas pasislinkė buvo, kas užspausta buvo ir man išmušė klubą. Ir aš kol nepradėjau sportuoti, pas mane problemų nebuvo. Ir aš tik pradėjau sportuoti, man viskas pradėjo lyst. Ir kas gavosi, žodžiu, kad aš galėdavau pasilenkti žemiau kelėnių, na, iki beveik vidurio blauzdos be skausmo, o toliau man kirsdavo toks kaip elektros impulsas, toks lokalus, į šlaunį, į blauzdą ir į vidurį pėdos. Ir kas būdavo, man tiesiog, kuo žemiau leisdavau, tuo mane labiau rakindavo ir tuo stipresnis smūgis būdavo. Nu ir aš, aišku, ten vienaip, kitaip bandžiau, pradėjau sportuoti, viršų dariau, viskas normaliai, žiūriu, viršų saugo, kojo sako, čiau tėvai. Nu, galvoju, okei, reikia kažką daryti. Pradėjau daryti po 1-2 pratimus į dieną, nes daugiau bandžiau daryti, mane rakindavo. Pradėjau daryti po 1-2 pratimus į dieną, kaip ir normaliai jaučiaus, bet situacija negerėjo. Man kojos lyg ir jautėsi, kad dirba, tačiau, kas iš to, kad jos dirba, jeigu yra kažkokia problema, ne? Na ir sugalvojau, kad galbūt man reikia pramušti. Aš toks buvau. Skauda, tai dar paspausiu va čia. Ir vienu žodžiu pasiėmiau anglą trenerį, paaiškinau situaciją, nekilo jam jokių abejonių, darom kojų dieną, sako.
Tai, žodžiu, jis mane taip nukankino, kad aš be jokio svorio, darydamas į tupstukus, balsu dejuodamas, vaikščiau per salę, tai va, besipurtydamas. Tai ir buvo žiauriai faina, man labai labai patiko, tačiau man nepatiko, kas įvyko po to. Ir pirmiausia, aš pajaučiau, atsėdau tampytis ir žiūriu, kad aš galiu šiek tiek daugiau tampytis po tos treniruotės, tačiau besitampant man pradėjo blogėti. Ir tą patį vakarą grįžus namo, man nutirpo sėdmenys ir mane kaip ir šiek tiek trumpam laikui izoliavo prie lovos. Ir tai buvo ganėtinai tokia patirtėlė. Na ir aš suskubau imtis veiksmų, supratau, kad čia man biškai timinėja kojas ties pusiaujų, galvoju, ne, taip nebus, reikia judinti užpakalį. Paskambinau savo klientį sporto, kuri jau tuo metu į moterų kultūrizmą judėjo ir paprašiau pas ją kontakto, kurį jinai turėjo, kur žmogus, žodžiu, chiropraktikas. Ir nuvažiavau pas tą chiropraktiką, na, jis mane pastatė į vietą ir jis man tokį šovė, kad atseit mano kovotojo karjeros baigtos ir panašiai, nes atseit mano, viskas buvo dėl klubo, kadangi pas mane dešinys klubas pasirodo buvo dislokuotas, viskas buvo dėl klubo. Na, jis man sutvarkė, tą pačią minutę po visų tų patrakšėjimų aš galėjau kojų pirštus pasiekti, be jokių skausmų, be nieko. Tačiau, na, mes praleidom slankstelius. Na ir po kurio laiko aš vėl sportuoju, vėl man jaučiu kažkas yra su ta nugara, nesuprantu. Na, aš vėl važiuoju pas jį, sakau, žiūrėk, pas man čia tas, sakau, gal kažko nedadarėm. Ir po tos sesijos, ten rado tos slankstelius jisai man. Ir po tos sesijos aš jam sakau, žiūrėkit, sakau, bet, nesąmonė, sakau, man tuo metu 21 ir 20 metų buvo, 20, man atrodo. Sakau, nesąmonė, sakau, ta prasme, man tiek metų, sakau, turi būti kažkas, ką aš galėčiau padaryti, kad, tikrai sustiprinti tą klubą, kad aš galėčiau tęsti tą karjerą, kad aš galėčiau ir kovinį sportą treniruotis, ir jėgos, tą kultūrizmą. Jis taip pasižiūrėjo mane, na, sako, tūpk, sunkiai ir giliai. Ir pritupiau. Tai pradėjau aš su 60 kg, drebančiom kojom, per nepilnus metus dakopiau iki 210 vieno karto. Ir man tai buvo, nežinau, aš buvau kitam lygiai, aš buvau apsėstas kojų treniruotėmis. Ir aš atsimenu tą dieną, kur kai aš pritupiau, aš tuo metu tupiau su 190 ir aš šokau 10 kg, kad padaryti 200 ir kai pritupiau su 200, supratau, kad man lengva. Ir sakau, eis dar 10. Ir ten toks sujudėjimas, mes turėjom renginuką ir varom. Ir aš padariau ir buvo labai stipriai, buvo labai daug emocijų ir labai mūsų tuometinė sporto ložės bendruomenė, labai stipriai tas palaikymas, visa ta aistra tam sportui, tai visa tai labai padėjo, kaip sakyti, judėti į priekį. Ir aš atsimenu, stovėjau tą dieną ir žvelgiau į savo gyvenimą, kad pasme, kaip yra iš tikrųjų nuostabu. Kažkada būčiau nusijėmęs tą svorį, būčiau sulūžęs su ta štanga. Būčiau sukritęs grinai, va tai va per plintusus. O čia aš pritupiau ir dar ganėtinai lengvai ir dabar tuo metu man 120 buvo vos neapšiliminis svoris, 100-120, o kažkada man jau 100-120 buvo mano maksai. Ir aš toks, viskas, ko reikia laiko. Net ne laiko, o kantrybės. Consistency. Taip. Bet būtent, kad galėtų tą consistency gyvendinti, mums reikia tos kantrybės, mums reikia neskubėti, mums nereikia tų nerealistinių reikalavimų už savęs, mes galime tikėti tuo, ne, viskas su to gerai. Ir va čia bus mano antras punktas, kuris mano gyvenime iš tikrųjų sukūrė mano tą socialinį charakterį, kurį vat, jūs matote, koks aš esu ir kokį mato mano šeima, mano aplinka. Tai būtent tikėjimas, kad aš neturiu galimybės pasiduoti. Ta prasme, kad nėra tokios galimybės, kad aš galiu tai mesti. Ir aš save tuom taip įtikinau, kad ir kaip aš tai prie to priėjau. Aš atkreipiau dėmesį, kad kiek kartų ką aš be sustočiau daryti, ar kiek kartų man kažkas pakištų pagalį į ratus, kaip tas posakis, ne, aš vis tiek grįžtu. Ir kiekvieną kartą aš grįžtu stipresnis. Vienaip ar kitaip. Ir aš priėjau prie to, galbūt aš turiu tai padaryti. Galbūt tai yra dalis mano gyvenimo kelionės,
kurios aš negaliu nieko dėl to padaryti. Ir daugybę kartų buvau nuklydęs ir nenorėdamas nuklydau ir tikrai kankinausi tame ir vis tiek aš save ištraukiau už to. Ir tą dieną atsisėdau ir savo pasakiau, kai vat priėjau prie to suvokimo, kad o galbūt aš tiesiog neturiu variantų. Mane kaip viesulas visą laiką įtraukia būtent atsigavimas, būtent tas atsistojimas ant kojų ir kai priėjau prie to įsitikinimo, kad o gal aš neturiu variantų pasiduoti, gal aš neturiu variantų sustoti, galbūt tai yra natūrali visatos eiga, galbūt tai yra natūralus gamtos procesas, dėl kurio aš nieko negaliu padaryti. Ir aš paskui pradėjau pastebėti, kad aš nutraukiau ciklą. Aš nutraukiau ciklą, kur man reikėjo vis reguliariai atsiklausti. Aš turėjau ciklą, kuriame aš turėjau kažką padaryti savo gyvenime, kažkokių pritraukti situacijų, kurios mane paklubdytų ant žemės, kad aš kažką suprasčiau. Ir va tą dieną aš supratau, kad, ta prasme, man tų dalykų nebereikėjo, kad užtikrinti save, kad aš tikrai žinau, kur aš einu, kad tikrai yra neginčiamas srautas, neginčiama energija vedanti šitą kūną į priekį. Tasme, viskas, ko man prireikė. Tai manau, tai buvo viena iš stipriausių perspektyvinių transformacijų, kurias aš turėjau, vat, būtent kas liečia gyvenimo tikslus, kas liečia profesinius tikslus ir netgi kas liečia susitvarkymo su to, kaip mes jaučiamės viduje, nes, žinai, jeigu paimkime, sakykime, vyrų tematiką paimti arba vienišų mamų tematiką, koks yra psichologinis spaudimas, kokia yra psichologinė įtampa, kiek yra patiriama to psichologinio, emocinio skausmo, tai nėra lengviausia vieta, tai gali būti blogiau nei fizinis skausmas. Ir būtent tas faktas, kad tu suvoki tą variantą, jog, okei, kiek kart mane paklubdė, aš niekada nenustojau stotis ant kojų. Galbūt aš neturiu kito varianto. Ir automatiškai kiekvieną kartą, kai įvyksta kažkas, kas jūs šiek tiek priklubdo, jūs likus tiek iki žemės kelėnių, jūs tokie, ne, aš jau ten buvau, nėra čia ką man veikti, varom. Ir toks kaip drilas, tiesiog pereinat su kitų kelėnių ir važiuojat į priekį. Tad tikiuosi kažkas supratot tą būtent gilesnę mintį to, ką aš čia bandžiau pasakyti. Ir nes, manau, ganėtinai aiškiai pasakiau labai paprastą variantą, jog tai, ką mes darome, mano nuomonė, yra natūralus gamtos procesas. Ir aš stipriai tikiu, kad visi šitie dalykai mūsų gyvenime yra tiesiog sudėti savo vietas. Tai kaip sakoma, žinai, vieni sako, mes sodinam sėklas, aš sakau, mes laistom sėklas, nes sėklos jau yra pasodintos. Belieka tiesiog prieiti tinkamų metų prie tinkamos sėklos. Tai tiek, tai mano antras būtų toks. Papildant Karolį, tai būtų apie tai, kad jeigu būtų klausimas, koks žmogus yra nenugalimas, tai tas, kur nepasiduoda. Tai klaida ar nukrypimas nuo kelio, tai nėra pasidavimas, tai yra tiesiog galimai paieška geresnio, patogesnio, tvirtesnio kelio link to pačio rezultato. Ir neprisimenu, kur aš šitą mintį iš tikrųjų ar perskaičiau, ar išgirdau, mane jinai labai palėtė, nes vėlgi grįžtant prie mokyklos pavyzdžio, buvome auginti taip, kad arba 10-9, arba gerai, arba blogai, nebuvo tokio viduriuko. Tas viduriukas tai toks nelabai kažkam reikalingas. Ir pripratom gauti, nesimokinti iš to, ką mokinamės, o tiesiog gauti sukramtytą rezultatą arba taip, arba ne. Ir tada einant procesu pasidaro sudėtinga juo eiti, nes mes jį iš karto žiūrim, gavę kažkokį išbandymą, mes į išbandymą žiūrim kaip į taip arba ne. Jeigu yra ne, mes jau kaip ir bijom eiti, nes jau sufeilinom. Tai nesufeilinom. Jau vien tai, kad mes pradėjom daryti, tai mus išskiria iš didesnės masės žmonių, nes didesnė masė net nebando, nedaro, nesimokina. Kur aš manau, kad vienintelis būdas sufeilinti ir iš tikrųjų padaryti klaidą, tai yra nedaryti. O kaip jau gausis, jeigu jau padarėjai, jau viskas, tu jau esi šaunuolis,
o paskui jau mokintis iš savo patirčių ir gerinti tas patirtis, kad ir pačiam būtų dėl savęs smagiau ir dėl žmonių, ar priklausomai nuo patirties, ką darai, galbūt geresnė įranga, galbūt geresnė kokybė, gal tiesiog į save investuoti, nes tam, ką pasirinki daryti, reikia tam tikrų įrankių, kuriuos nori išmokti iš profesionalų. Ir tai yra smagi kelionės dalis. Tik dažnai, ką pastebėjau ir ant savęs, kelionę pamirštų pasimėgauti, kur atrodo, kad rezultatas turi būti jau tas, kur viskas mane apdovanos už visą kelionę. Bet galima padalinti rezultatą ir suvokti, kad ta kelionė yra kaip sudedamoji rezultato dalis, nes patį rezultatą pasiekus, jeigu nesimėgausiu kelionę, tai ir tas rezultatas nebus jau toks, kas iš to, ten 5 minutės, sakykime, jeigu rezultatas yra pasiekti 100 000 apyvartą, jeigu pati kelionė įstrižai gerklės ir ten metus reikės ar 2 metus reikės prievartauti save, kad daryti tam tikrus žingsnius, ir tas rezultatas tikrai nemanau, kad bus kažkas. Jeigu ir bus, tai manau, kad tai būtų labai trumpalaikis toks kaip dopamino šotas, kol nesuprasčiau, kad vėl reikia kažką tokio daryti arba naujo Everestą pasikelt, kad daryti iš naujo. Tai pririšti rezultatą prie kelionės ir pradėti mėgautis pačią kelionę link rezultato, nes tai yra tiesiog proceso dalis. Ir kaip Karolis minėjo, nepasiduoti, o tiesiog atsikvėpti, gavosi šitaip, vėl pasitaisyti vairą, pasižiūrėti, kur jau čia ta mano kryptis ir judėti iš naujo. Tai toks mano būtų 3 pastebėjimas, grįžtant pas Karolį. Puiku, ir pabaigai pasirinkau iš tikrųjų pamatinį įvykį, kuris mano gyvenime sudaužė labai daug feikinių veidrodžių, kuris mano gyvenime sudaužė mane. Ir tai buvo klausimas, kas tas aš. Ir praleidau aš su tuo klausimu daug skausmingų situacijų. Daug situacijų, kurios mane vedė į pozicijas, kuriuose aš buvau senasis aš. Ir kas kartą, kai patirdavau kažkokią tai sunkią emociją, kažkokią tai sunkią mintį, aš užduodavau savo klausimą, kas tas aš, kuris patiria tai. Nes aš pradėjau pastebėti, kad aš esu ramus, aš esu pasitikintis, aš esu supratingas, aš esu darnus, tasme, aš geras, aš mylintis, aš tiesiog esu, ne, toks, ir tas tiesiog esu, mano visos asociacijos buvo su šiltom emocijom, nors tai iš tikrųjų yra visiškai nulinė zona, bet tuo pačiu jinai ir stovi ant tų būtent fundamentalių dalykų kaip harmonija, kaip meilė. Ir tas klausimas, jisai atėjo per kvėpavimą. Ir pasidalinsiu su jumis paprasta praktika. Tai kiek kartų per dieną sąmoningai kvėpuojate? Va taip. In and out. Į vidų, iš vidaus. Į vidų, į išorę. Ir taip, einu gatve ir kvėpuoju pats. Taip, savarankiškai, tuo metu. Kaip dažnai tai darote? Ir čia man buvo tas toksai, Ir kai pradedi tai daryti dažniau, kai pradedi formuoti įprotį tokį, nutinka iš tikrųjų ganėtinai stebuklingas dalykas. Jūs tampate ramesni. Jūs tampate labiau sąmoningi, jūs tampate tokie kaip, aš vadinu tai vandens efektų. Tai kuo labiau grįžti prie to, kas tu esi iš tikrųjų. Ir pradžiai pakanka visiškai, aš žinau, kad yra dvasiniai gurų ir tam tarp ir mano pačio pirmoji mentorė, jie nepritarė intelektualizacijai. Ir intelektualizacija tai būtų, sakykime, kažkoks dvasinė realizacija per intelektą. Dabar, ne tik mano patirtyje, ir manau, kas nors iš žiūrinčių, ar gal pats Marius pasidalins, jog labai nemažai dvasinių patirčių, dvasinių pokyčių ir įvyko dėka intelektualizacijos. Tai
kai žmogus neturi pakankamai įrankių, neturi pakankamai žinių, kaip padaryti būtent emocinės realizacijas, kaip padaryti realizacijas be intelektualizacijų, ne? Kaip priimti tai, ko tu nesupranti, tai va čia yra tas atsiranda dalykas dėl tų intelektualizacijų. Ir aš pasakysiu taip, nebijokite apie tai intelektualizuoti. Tiesiog neužsižaiskite su tuo. Ir jeigu galite padaryti vieną dalyką, kad padaryti savo gyvenimą tobulų, nei vienas nesam tobuli, bet ta akimirka, kurioje jūs esate, yra tobula. Be jokių abejonių. Nei menkiausios. Tai jeigu jūs galite padaryti tą vienintelį dalyką, kuris pakeis jūsų gyvenimą visapusiškai, niekada jis nebebus toks, koks buvo, tai yra būtent savęs atradimas. Ir turiu omeny savęs atradimą, tai ne kaip Karolio legacy coach, ar Mariaus santykių coacherio, ar Jono imperijos statytojo, ar Petro III Vatikano griovėjo. Ne tame esmė. Esmė yra atrasti tai kas tas, kuris stebi tą Joną, kas tas, kuris stebi Jono mintis, iš kur tas Jonas gyvena. Ir jeigu jūs galite prieiti šią realizaciją, kad ir intelektualiam lygyje, jūs pradedate kurti įprotį buvimo su savimi, buvimo su visata, buvimo su Dievu, buvimo su energija, viename ir tam pačiam momente. Ir kai tu pradedi tai jausti ir patirti, ir kai įsivelia tas žaidimas, ir tu toks pamiršai, labas. Ir tyla. Ir nebėra kam ką pasakyti, nebėra baimės, nebėra dvejonių. Kas dvejoja? Ir viskas. Ir nebelieka priežasties dvejoti, nebelieka priežasties, bet ko tu bijai? Savęs? Ir vat, būtent šitas dalykas mano gyvenimą, ta prasme, kas nutiko per paskutinius Žemės apskridimo aplink Saulę periodus, žmonės, tai yra neapčiuopiama, neapsakoma. Ir kad ir, vat, pavyzdžiui, su Marium net nesam apie tai kalbėję, bet kada mes tam susipažinom? 21? 20? 21. Tasme, tai kokį mes pokytį padarėm? Kiek dalykų pasikeitė? Kiek patirčių? Ką? Kiek patirčių? Taip, ir ta prasme, per ganėtinai tikrai 2 metai, ta prasme, aš per 2 metus, tas, kas buvau prieš 2 metus, tavo įsivaizdavimu, kokią charakterio savybės, stiprybės turėjau, nėra ką lyginti su šiandien. Ir, ta prasme, turiu gyvenimiškas patirtis, turiu tas situacijas, bet aš jų nesiasmeninu. Jos tiesiog yra, vyksta pamokos, mokomės kartu. Tai, kas esame čia šito aplinkoje kartu, ką tai liečia, mes visi kartu esame viena nuostabi masė, kuri kartu plečiasi ir kartu patiria. Ir let's go, mokomės, let's go, patiriam. Leiskim tam įvykti. Ir va čia tas ir yra dalykas, žinai, kai tu realiai grįžti į savo šaknis, kai tu grįžti į savo prigimtinę teisę, kai tu pasiemi, nes va čia guli, paimkit su ranka, va čia ir dabar. Ir viskas, ką reikia padaryti, tik priimti. Ir kai atsiranda tas intelektualus suvokimas, mes linkę bėgti nuo to, nes, tai atima iš mūsų galimybę parintis, tai atima iš mūsų galimybę stresuoti, tai atima iš mūsų galimybę Komforto zoną atima. Kaip? Komforto zoną atima, nes tai keičia. Tai prasme, tuo pačiu metu tau augimas tampa komforto zona. Taip. Prasme, nebėra diskomforto, nebėra komforto, nes nebėra kam diskomfortuoti ir nebėra kam komfortuoti. Yra visiškas susiliejimas su pačia egzistencija. Ir kai tu esi susiliejęs su savimi, su savo protėviais, su savo šaknimis, su tuo, kas mes esame, nėra nieko, kas gali stoti kažkokiam kely, kažką padaryti, kažkaip įžeisti, kažkaip paveikti. Tiesme, viskas yra sklandžiai.
Tu visada žinai, koks yra teisingas sprendimas, tu visada žinai, ką pasakyti toliau, tu visada žinai, ką apsirengti, tu visada žinai, ką tu pavalgysi, nes tu apie tai nebegalvoji, tu tiesiog žinai, kad viskas savo vietose. Ir tai yra labai sisteminis dalykas. Aš galiu pasakyti, kad iš to, ką pastebėjau, mano gyvenimas buvo kur kas didesnis chaosas, kai aš buvau išskyręs savo gyvenimą, kai aš laikiau jį atskiru ir kažkuo, kas man priklauso. Taip. Jis buvo kur kas didesnis chaosas, nes aš dėl jo bijojau, aš dėl jo pergyvenau. Aš bijau dėl nežinomybės, aš bijau dėl rytojaus. Aš visada turėjau tą pačią viziją, tą patį paveiksliuką, kurį matau. Aš jį turėjau nuo mažų dienų, neatsimenu, man 4 metai buvo turbūt pirmą kartą, kai aš tai pamačiau. Galbūt mačiau tai dar anksčiau. Bet tai nekeičia esmės. Esmė yra ta, kad kai įvyko tas proveržis būtent upės tapimo vandenynų, viskas tapo ženkliai labiau disciplinuota, ženkliai paprasčiau, ženkliai ramiau ir nebeliko žinot, kaip pasakysiu, nebeliko to noro taškytis ant lempų. Tikslus, konkretus ir stabilus susikoncentravimas ties tuo, kas turi įvykti, ties dalykais, kurie yra svarbus. Ir pradėjau vertinti tą minutę prieš išeinant iš namų, kur tu turi galimybę arba pasižiūrėti dar kartą telefoną, arba nueit pabučiuoti žmoną, pabučiuoti vaiką. Ir nesvarbu, sapnas, nesapnas, tikrovė, netikrovė, nesvarbu, tu tai turi ir tai tęsiasi. Tu tai turi ir tai tęsiasi. Ir ką tu gali padaryti, tu gali prisirišti, aš turiu laikysiu. Ne, tu turi galimybę dovaną tai patirti. Viskas. Daugiau nieko tame nėra. Tiesiog leis savo patirti. Tad mano trečias būtų toks. Grįžkite savo prigimtinę teisę, į prigimtinę būseną, grįžkite į tai, kas mes visi esame. Atraskite savo kelią, atraskite savo aš, kas jums tai yra. Aš negaliu to pasakyti, aš galiu pasakyti, kas man tai yra. Ir tai žodžiais, tai aiškinant, aš tai tik gadinu. Tad stengiuosi perduoti tai, kuo įmanoma suprantamiau, būtent mūsų grupės tematiką. Ir tikiuosi, kad kuo daugiau žmonių išgirsta ir galės grįžti namo. Vienas dalykas, tik tais, kur su Karoliu nesutinku, tai aš manau, kad mes esam tobuli kiekvienam duotajame momente su visais savo pliusais ir minusais. O kur aš sakiau, kad netobuli esam? Tu sakei, kad mes visi nesam tobuli? Taip sakei. Buvo momentas. Man atrodo, aš sakiau, kad reikės to video. Abiem žiūrėti dabar reikės. Reiks peržiūrėti. Mes esam tobuli. Su pliusais, minusais, leidžiam savo patirti taip, kaip atneša patirtis, stengtis tai stebėti iš šono ir į priekį. Jo, tai tikrai, jeigu čia taip nutiko, kad pasakiau, kad kažkur mes netobuli, tai tikrai taip nėra. Ką galbūt norėčiau pridėti prie to, tai jau kadangi Marius tokį dalyką ištraukė, bet Mariau mes turim šitą rasti, nes jau dabar įdomu. Tai žinot, tas tobulumas, netobulumas, visą tai yra požiūris. Ir kažkam, kas pradeda savo sporto karjerą, ar verslo karjerą, pati pradžia, niekas neatrodys tobulą, bet viskas yra tobula savoje vietoje. Tai jeigu reikėjo padaryti tos niuansus, kurie šiuo metu privirė, kiek košės, ir atrodo, jie ten tikrai nieko tobulo nebuvo, bet galbūt ta visa situacija ir buvo tiek tobulai pozicionuota, kad dabar tu visą šitą sutvarkytum, kad dabar visą tai išmoktum. Taip. Tai dabar, žiūrėkit, čia dabar gaunas labai rimta situacija, tai mes su Marium einam, skirsim 40 minučių peržiūrėti šitą vaizdo įrašą ir grįšim su oficialiais duomenim. Viskas. Dėkui Jums uždėmesi, gražaus vakaro. Dėkui. Iki. Viso.